Labas vakaras. Norėjau pasidalinti savo mintimis ir pabūti kartu ten, kur vyko sausio 13 dėl Lietuvos nepriklausomybės atgavimo įvykiai, man labai brangus ir man norisi apie tai pasidalinti savo mintimis. Tos dienos įvykius pamačiau per Lietuvos televiziją. Pakviečiau, pašaukiau savo mamą, sakau, žiūrėk, prasidėjo karas tikriausiai. Labai abi jaudinomis, nes gatvėmis važinėjo rusų tankai, tačiau žmonių nuotaika buvo pakili, vos nešventiška. Mes didžiavomės savo šalimis, žmonėmis, kas skubėjo prie televizijos bokšto burtis, kas prie Seimo rūmų, neleisti priešams mūsų okupuoti. Kas įsiminė tą dieną? Žmonių susitelkimas, drąsa, ramybė, taika, viltis, malda ir laužai šildė žmonės, tikėjimas Dievu. Visa savo dvasia, siela, mintimis buvau ten ir tikėjau, kad mes laimėsime. Jokios panikos, jokios sumaišties, tik žvakelių plevenimas tamsoje su kunigu palaiminimu prieš akį. Bet tą ramybę sutrumstė tankų riaumojimas, žmonių skausmas, kraujas ir 12 jaunuolių žūtis ir vienos merginos Loretos Asanavičiūtės mirtis ir mūsų pergalė. Įsiminė televizijos žinių vedėjos Eglės Bučelytės jaudulys, kai po televizijos bokšto koridorius jau vaikščiojo rusų kareiviai. Aiškiai, be nusiskundimų, be nesklandumų buvo transliuojama laida. Sąjūdžio laikais daug prisidėjo Vytautas Landsbergis, mūsų tautos vadas. Amžinatilsis Romualdas Ožalas, rašytojas Justinas Marcinkevičius, Vytautas Petkevičius, poetė Aja Sukaitytė, Vytautas Tomkus ir daug kitų garbingų veikėjų ir Lietuvos gynėjų. Ačiū jiems. Tai nepamirštama ir nepakartojama. Mes buvome tikri Lietuvos patriotai. Dėkoju jiems ir nuoširdžiai lenkiuosi, uždegus šią žvakutę prisimename mirusius, išėjusius amžinybei už mūsų Lietuvos nepriklausomybės laisvę.